Netrukus matysite. Likite su LRT. Rami diena gali pasikeisti per sekundę. Kai ištinka nelaimė, nebelieka laiko galvoti, todėl svarbu būti pasiruošus iš anksto. Kuomet žinai, ką daryti, nebelieka panikos. Turėk savo telefone patikimo vedlį, mobilią programėlę LT72. Tuomet ten, kur galėtų kilti panika, įsivyrauja tvarka ir ramybė. Tačiau planas svarbus ne tik ištikus nelaimiai. Tavo šeimos saugumas prasideda nuo pasirengimo. Pasirūpink savo ir artimųjų saugumu. Programėlėje LT72 visa informacija, kaip pasiruošti. Parsisiųsk ir tu, netidėliok. Žinojimas saugo. Viena įspūdingiausių vietų planetoje, kurioje iškelta trispalvė. Tikras stebuklas. Vietnamas atveria ne tik gamtos, bet ir inžinerijos stebuklus. Amžinas variklis. Tūkstančio pasaulio stebuklų odisėja tęsiasi. Jeigu gyventi Vietname, tai čia, ne, Almutė. Negyvensiu aš Vietname. Šiandien 19:30 per LRT televiziją. Kaip užkirsti kelią lėtinėms neurologinėms ligoms siekiant ilgaamžiškumo? Virš 65 metų nuo 1 iki 2% žmonių jau turi demenciją. Jeigu mes būtume nuolatiniam ryšy su savim, nebūtų turbūt nei tiek ligų, nei tiek sunkumų. Kaip atitolinti smegenų senėjimą sužinosite jau rytoj per LRT. Lietuvos futbolo A lygoje dėl bronzos kovą tęsia 3 komandos. 2 iš jų artimiausiame ture susitiks tarpusavyje. Vilniaus Žalgiris namuose priims Šiaulių futbolininkus. Pergalė vienai komandai gali garantuoti medalius. Ar apgins vilniečiai savo tvirtovę? Stebėkite rungtynes sekmadienį 18 val. Tiesiogiai per LRT+. Intriga. Kvapą gniaužiantys momentai. Kova nuo pirmos iki paskutinės sekundės. Būk su savo komanda. Žiūrėk Urbo NKL akistatas. Kiekvieną ketvirtadienį ir šeštadienį tiesiogiai portale LRT LT. To negalima praleisti. Eurovizija LT finalas. Vasario 27 dieną gyvai Vilniaus Twins Bet arenoje.